Bičiuliai, šitas monstras sudraskys jūsų cukrinės medžiagas į gabalus. Tai kas per velnias tos mielės yra? Ogi tai mikroorganizmai, kurie griaužia cukrinės medžiagas ir raugina mūsų alų. Funkcionuoti jiems reikia deguonies ir maistinių medžiagų. Tai šiuo atveju maistinės medžiagos yra mūsų mėsa iš ekstrakto arba salyklo, plus cukrus, jeigu dedam jo, o deguonies ateina natūraliu būdu iš oro. Įpylus mielės į fermenterį, arba kitaip vadinamą rauginimo kibirą, jos randa maistinės medžiagas, pradeda doroti cukrų, dauginasi ir ko pasekoje išskiria anglies dioksidą ir etilo alkoholį. Po maždaug 4-5 dienų, suvalgius visas cukrinės medžiagas, jeigu mielės sveikos ir pakankamai aktyvios, jos pradeda valgyti kitas atliekas, kurių jos nelabai norėjo valgyti, bet dabar neturi pasirinkimo, nes vis dar yra alkanos, o nieko kito kaip ir neliko, jeigu taip šnekant paprastai. Jos pradeda naikinti diacetilą, acetaldehidą, kurie yra žinomi kaip off-flavors, pašaliniai nereikalingi skoniai aluje. Alus skaidrėja, mielės ir kiti likučiai leidžiasi po truputį ant dugno. Štai kodėl aš vis akcentuoju tą bent 10 dienų fermentavimą. Taigi labai svarbu, kad jūsų mėsa iš ekstrakto ar salyklo prieš įdedant mieles būtų prisisodrinus kuo daugiau deguonies. Tai galima būtų padaryti, pavyzdžiui, mėsą į fermenterį pilant iš aukštai, lėtai kažkaip, kad kuo daugiau susiplaktų, suputotų. Arba mėsą gerai suskalanduot su maišytuvu ar kažką panašaus sugalvot. Įdėjus mieles į fermenterį maždaug 24 valandų bėgyje, kartais greičiau, jeigu viskas gerai ir sandaru, jūsų airlokas turėtų pradėti burbuliuoti. Jeigu alus rauginamas žemesnėje temperatūroje, kalbu apie 10 laipsnių, pirmieji burbuliukai gali pasirodyti tik po 2 ar 3 dienų kartais. Priklauso nuo temperatūros, dedamo mielių kiekio ir deguonies mėsoje. Taigi, kuo temperatūra aukštesnė, tuo raugimo procesas greitesnis. Bet neapsigaukit. Tai nereiškia, kad alus bus toks pat geras. Atvirkščiai, rauginant 24 laipsnių temperatūroje ir aukštesnėje, mielės šiek tiek stresuoja, atlieka ne visiškai kokybišką darbą, ko pasekoje mes gaunam jau minėtus off-flavors, kaip obuoliuko, skonis gali būti ar popkorno, taip pat perdėto alkoholio, ar šiek tiek sidrą primenantis alus bus. Taip pat noriu paminėti tai, kad jūsų patalpos, kurioje laikote fermenterį, ir jūsų pačio fermenterio temperatūra, mielėms aktyviai dirbant, gali skirtis 2, 3, o kartais ir daugiau laipsnių. Tai jeigu jūsų tikslas alų rauginti, tarkim, 20 laipsnių temperatūroje, tai patalpos temperatūra turėtų būti apie 18 ir taip toliau. Mielės skirstomos į 2 tipus – top fermenting ir bottom fermenting. Top fermenting ale stiliaus alams, o bottom fermenting lageriams skirtos mielės. Eilai fermentuojami apie 20 laipsnių temperatūroje, o lageriai maždaug 10, kur vėliau temperatūra po truputį gali būti nuleidžiama net iki 0, kas yra vadinama lagerinimo procesu. Beje, ar žinojot, kad apyniai mūsų alui ne tik duoda skanų kartumą, bet ir saugo nuo bakterijos? Sveikinu, dabar žinot. Kuo daugiau apynių, tuo alus atsparesnis ligoms ir bakterijai. Šiais laikais mielių pasirinkimas yra tikrai didelis. Mielių galima rasti praktiškai bet kokiam alaus stiliui. Jos bus subalansuotos būtent tam alui, kurį jūs norit padaryti. Ar tai būtų porteris, ar hefeweizenas, lageris, belgiškas, galbūt witbieras ir panašiai ir taip toliau. Mielės būna sausų pavidalu, tai yra sausos arba skystos. Sausos mielės dry yeast turi daug pliusų. Jos kur kas pigesnės, jos užima mažiau vietos, lengviau jas transportuoti, galiojimo laikas jų ilgesnis ir taip toliau. Nors kita vertus šlapios mielės liquid yeast yra šviežesnės, kažkiek kokybiškesnės, pasiruošusios kepti į darbą iš karto. Tai jeigu gaminate kokį autentišką alų, kuris reikalauja specifinių skonių ar aromatų, ko gero vis tik vertėtų naudoti skystas mielės, tačiau jos kainuoja apie 3 brangiau nei sausos. Tai čia vėl kiekvienam pagal save. Tačiau yra pora kelių, kaip sausas mieles padaryti efektyvesnėm. Mūsų visų plačiai žinomas būdas yra supilti sausas mieles tiesiai į fermenterį, nuo ko mes visi sėkmingai pradėjom.
ką ir ekstrakto instrukcijos liepia ir kai kurių atskirai perkamų mielių gamintojas ant pakuotės nurodo daryti. Tačiau supylus sausas mieles tiesiai į misą, jos sunkiai atsigauna dėl tiršto skysčio, nes cukrus yra labai klampus. Bet sausas mieles galima sušlapinti. Procesas angliškai vadintųsi yeast rehydration arba padaryti mielių starterį yeast starter. Abu šie procesai ženkliai pagerins mielių funkcionalumą. Mielių sušlapinimą rehydration aš taip pat sėkmingai naudoju. Tai yra optimaliausias būdas tarp sausų mielių bėrimo tiesiai į fermenterį ir starterio. Jis neužima daug laiko, nereikia daug žinių. Mielės yra tiesiog suberiamos į tam tikros temperatūros tam tikrą kiekį vandens, kur jos po truputį atsibunda, suaktyvėja ir tampa pasiruošusios. Procesas užims apie 5 minutės jūsų laiko, kurį reikia atlikti likus apie 30 minučių prieš momentą, kai mielės keliauja į fermenterį. Vanduo sušlapina ląstelių sieneles, leisdamas lengviau eiti deguoniui ir kitoms maistinėms medžiagoms. Starteris daromas likus 1 ar 2 dienoms iki alaus virimo. Čia reikės skirti šiek tiek daugiau laiko. Šis procesas šiek tiek primena tokį mini alaus virimą, kurio pabaigoje suberiamos mielės ir prasideda fermentacija. Beje, mieles taip pat galima panaudoti dar kartą. Išrūgus alui, mieles galima perkelti į naują fermenterį su ką tik paruošta nauja misa. Tai ateityje kada nors tikrai bandysim paeksperimentuoti su šitu reikalu. Na ką, ir pabaigai norėčiau tiek pasakyti, kad mielės yra mikroorganizmai, nepamirškite, kad ore ir visur aplinkui mus taip pat yra laukinių mielių, kurias gali sugadinti alų, taip kad proceso metu savo išplautą fermenterį stenkitės laikyti uždengtą kaip įmanoma dažniau. Jeigu esate šiek tiek pažengę ekstraktų gamyboje, galbūt pažaiskit su pirktiniam, geresnės kokybės mielėm, nes mielės, kurias randam po ekstrakto dangteliu, mano manimu, yra tik šiaip savo. Galbūt padarykit mielių rehydrationą, kaip sakant, eikit į priekį, tobulėkit. Taip pat nepamirškit, kad yra labai svarbu išlaikyti stabilę fermentavimosi temperatūrą. Tikrinkite mielių galiojimo laiką, laikykit šaldytuve, rūpinkitės, mylėkit mieles, nes tai yra tas mažas paskutinis ingredientas, tačiau pats svarbiausias. Tas, kuris atlieka pagrindinį ir sunkiausią darbą. Sukuria stebuklą. Kągi bičiuliai, apie mieles šį kartą tiek. Mėgaukitės alaus gamybą, vartokit atsakingai ir, kaip sakau, vardant tėvo Miežio ir apynių ir šventųjų mielių. Amen. Iki.